nepaslaptis, jog stresas yra viena iš pagrindinių pandemijų pasaulyje, kuri mus veda prie tokių momentų kaip ligos, nemiga ir daug kitokių pasekmių. Dėl to norėčiau tave pakviesti tiesiog įnešti į savo gyvenimą tokį sąmoningą kvėpavimą ir mažytę praktiką, kurią noriu pasidalinti čia ir dabar. Jeigu jauti stresą, žinai, kad iš karto tavo kvėpavimas yra sutrikęs ir kvėpuoji labai paviršiumi. Dėl to pagrindinė praktika - įdėti dėmesingumą į savo kvėpavimą, ar tu vairuoji, ar tu esi duše, ar tiesiog eini iš vieno susitikimo į kitą ir priminti savo. Taip, tiek, kiek aš įkvėpsiu, bandysiu iškvėpti dvigubai. Vadinasi, jeigu tu pradėsi skaičiuoti ir įkvėpinėti, pavyzdžiui, per 4 kartus, iškvėpsime per 8. Vadinasi, lėtai ir sulėtintai, dėmesingai iškvėpinėjai visą deguonį ir leidi savo padaryti tą pauzę, kurios mes neleidžiame, kuomet mūsų sąmoningumo nėra čia. Išbandyk, pamatysi, jog tavo streso lygmuo iš karto sumažės. Ir aš labai džiaugiuosi, kad ne tik individualūs šiuo metu asmenys kreipiasi į savęs dėmesingumo auginimą ir geresnio gyvenimo būseną, bet ir jau kompanijos. Visai neseniai mes kartu su Now.be Global bendruomenė ir Lithuanian Global Leaders darėme Barcelonoje sąmoningo kvėpavimo praktiką su taip pat SBA baldų grupė žmonių, taip pat International ICOM ir daug kitų kompanijų, kurios dar kartą patvirtino, jog kvėpavimas, sąmoningas kvėpavimas yra labai efektyvus ir labai paprastas įrankis įvesti į savo gyvenimo rutiną naujas galimybes. Todėl jeigu nori išbandyti ir vienintelė Lietuvoje sukurtą mūsų Soma kvėpavimo įrankį lietuviškai, gali prisijungti čia ir patikėk, tavo gyvenimas tikrai įgaus naujas spalvas. Sėkmės ir iki pasimatymo.